Senovės pilys. Gardino pilis. Medinė pilis piliakalnyje buvo pastatyta Rusijos kunigaikščių 11–12 amžiuje. Pilies teritorijoje atsirado pirmieji mūriniai pastatai. 13 amžiuje Gardinas buvo prijungtas prie Lietuvos. Pilis sudegė 1398 metais atsitiktinio gaisro metu. Netrukus ji buvo statyta didžiojo kunigaikščio Vytauto kaip mūrinė pilis. 1580 metais pilį perstatė karalius Steponas Batoras. Šiandien iš viduramžio laikotarpio galima pamatyti pilies sienos fragmentą. Naugarduko pilis. Medinė pilis piliakalnyje buvo pastatyta Rusijos kunigaikščių 11–13 amžiaus viduryje. Naugardukas buvo prijungtas prie Lietuvos ir valdomas Vaišalgo karalius Mindaugo sūnaus. Nors daugelis baltarusių tiki, kad Naugardukas buvo pirmoji Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinė ir Mindaugo karūnavimo vieta, ši nuomonė paremta tik Matiejaus Strijkovskio kronika ir neturi jokio pagrindo vienalaikiuose šaltiniuose. Mūrinė pilis buvo pastatyta Vytauto valdymo metais 1392 metais, 1430 metais. Medininkų pilis. Pilis pastatyta veikiausiai didžiojo kunigaikščio Algirdo laikais. Tai buvo didžiausia Lietuvos pilis. Jos sienų juosiamas plotas beveik 2 hektarai. Pilies vardas pirmą kartą paminėtas 1385 metais kaip kryžiuočių nusiaubto valsčiaus centras. Kauno pilis. 14 amžiaus viduryje gynybai nuo kryžiuočių Nemuno ir Neries santakoje pastatyta Kauno pilis. 1362 metais buvo sugriauta. Mūsų laikus pasiekė 15 amžiaus pradžioje Vytauto atstatytos pilies liekanos.